Sveiki, ar žinote, kad žmonių darbingumas ir efektyvumas darbo vietoje tiesiogiai priklauso nuo rūkų koncentracijos jų galvoje. Ir jeigu esate vadovas, tai jums labai apsimoka greitai nustatyti, ant kiek didelis rūkas ir išsklaidyti tą rūką. Ir tada jūsų darbuotojas dirbs žymiai geriau ir žymiai efektyviau. Taigi yra 3 paprasti klausimai, kuriuos galite užduoti tam, kad nustatyti rūkų koncentraciją. Pirmas klausimas, ką tu brangusis gamini darbo vietų, arba kitais žodžiais, už ką tu gauni pinigus. Kepėjas kepa bandelės, jo galutinis vertingas produktas bandelės. Koks yra GVP valytojos? Be abejo švara. Užduokite čia klausimą ir žiūrėkite, ant kiek ilgai atsakymą galvos jūsų darbuotojas, kuo ilgiau galvoja, tuo didesnė koncentracija. Ir priminsiu, kad GVP tai yra daiktavardis. Jeigu žmogus pradės vardinti procesus ir darbus, kuriuos jis daro, reiškia, jisai nėra performis, reiškia, pas jį pakankamai daug rūkų. Jisai neįsivaizduoja, kas turbūt gale kaip rezultatas darbo. Antras klausimas. Užduokite, kokie yra objektyvūs vertinimo kriterijai, pagal kuriuos jūs galite nustatyti, kad pagamino tikrai kokybišką vertingą produktą, už kurį apsimoka jums mokėti pinigus. Prieš tai padarykite savo sąrašėlį kriterijų ir palyginti, kaip jūsų darbuotojas vertina savo darbą ir jūs. Ir nustebsite, kad labai dažnai yra pakankamai daug rūkų, yra daug nesusipratimų, kaip jūs ir kaip pats žmogus vertina save. Ir trečias klausimas, o kokia yra technologija, kokie yra žingsniai, norint pagaminti galutinį vertingą produktą. Ir jeigu žmogus pradės mąstyti ir pradės kurti teorijas, kad jo darbas labai sudėtingas, kad jo negalima įdėti kažkokį algoritmą, žinokite, tai tiesiog yra ežiukas rūke. Pats laikas jam uždėti kepurę, kas tai yra kepurė ir kaip ją galima panaudoti darbo efektyvumui pagerinti, apie tai sekančiam video.